Teisėsaugininkai ir muitinės departamento pareigūnai aiškinasi, kaip iš akylai saugomos muitinės teritorijos Panemunėje dingo vilkikas su 2 milijonų litų vertės cigarečių kontrabanda. Nuo pareigūnų šalinti 4 muitininkai. Beveik neabejojama, kad nusikaltėliai galėjo veikti tik padedami pareigūnų. Vilkikas su rusiškų cigarečių kontrabanda dingo naktį iš pirmadienio į antradienį. Sunkvežimis įžūliai pavogtas iš muitinės angaro Panemunėje. Nebejojama, kad nusikaltėliai veikia padedami muitinės pareigūnų. Aiškinti situacijos į Panemunę atvyko muitinės departamento atstovai. Jeigu jūs galėtumėt logiškai įvertinti šitą situaciją, tai šita teritorija, aišku, nėra saugykla, nėra sandėlys saugomas, bet tai yra teritorija, kur pastoviai dirba apie 10 žmonių mažiausiai, kur yra videokameros, 24 valandas į parą. Ir taip savo ateiti, tokią didžiulę mašiną užvesti, išvaryti, niekam nematant, praktiškai, aš manau, neįmanoma. Pavogtas vilkikas buvo rastas vakar pavakarę Šilutėje. 1000 dėžių kontrabandinių rūkalų nebebuvo. Tame pačiame vilkike buvusio šokolado krovinio nusikaltėliai nei nepalietė. Muitinės teritorija, kurioje buvo laikomas vilkikas, stebima kameromis. Į šią zoną patekti gali ne kiekvienas. Nuo pareigų nedelsiant buvo nušalinti 4 pareigūnai. Panemunės kelio posto muitinės vadovas, jo pavaduotojas ir 2 pamainų viršininkai. Dėl incidento Seimo pirmininkė Irena Degutienė kreipėsi į generalinę prokuratūrą. Šiandien pat kreipiausi į generalinę prokuratūrą ir generalinį prokurorą. Tikrai galėsit, tą laiškas yra, man atrodo, kadangi visą dieną dirbau, tai nežinau, bet turėjo būti išplatintas jau. Pakankamai su griežtu prašymu atsakyti į klausimus, kas čia vyksta, nes situacija yra labai panaši, kai buvo kažkada tai po prezidento Adamkaus apsilankimo, kada buvo iš pradžių parodyto, o po to demonstratyviai per vieną naktį visa kontrabandos siunta dingo. Kontrabanda buvo sulaikyta spalio pabaigoje. Pagal galiojančią procedūrą sunkvežimis su kontrabanda nedelsiant turėjo būti išgabentas į saugomus muitinės sandėlius. Tačiau to nebuvo padaryta. Kas už tai atsakingas, aiškinasi specialiai sudaryta komisija.